Sveiki atvykę į Akademijos Ugnės Karvelis gimnaziją. Iš tikrųjų, čia labai pasitinka tiek suaugę žmonės, tiek vaikai su šypsena. Jeigu rytas ir šaltas kaip šiandien, tai atėjus į mokyklą tu sutinki besišypsančių žmonės ir iš tikrųjų tau šilta, tau gera. Ateini į kabinetą, kuriame tavęs laukia mokiniai, tai vėlgi sušildo ir iš tikrųjų tai gal ir nulemia tai, kad norisi čia būti. Man tai gera kiekvieną rytą, kad atvažiuoju į darbą, tikrai man labai gera. Tai tokia jaučiu visada nuoširdumą. Čia gyvenimas vyksta tarp 1000 vaikų, 2000 tėvų ir pedagogų šitokio gausaus kolektyvo. Šita vieta sutraukė žmonės, kuriem ne tas pats, kurie neabejingi. Jaučiuosi kaip namuose, nes tai yra pažįstama, artima, man svarbus saugumo jausmas. Man patinka aplinka, gamta aplink šitą mokyklą. Aš mėgstu, turėdama laisvesnę dieną, tiesiog pasivaikščioti ir pasigėrėti, ypač kai gamta bunda pavasarį. Kiekvieną dieną kažkoks būna įsimintiniausias įvykis. Pavyzdžiui, praeitą pamoką turėjau pas 10 C. Įsimintinas įvykis, taigi smagu, ir pašnekėjom, pajuokavom, nesąmonių pašnekėjom, protingų dalykų pašnekėjom. Viskas buvo labai, tai va, tiesiog čia pat buvo viskas labai įsiminti. Ir tie jauni žmonės, kurie turi daugybę energijos, tokios jaunatviškos energijos, tiesiog kartais mane užkrečia. Tarp tokio amžiaus jaunimo dirbti niekada neliūdna. Netgi pati to nenorėdama, ko gero tobulėjau. Tai to ir džiaugiuosi. Geriausias dalykas tai yra šios gimnazijos vardas. Mūsų gimnazija nešioja nuostabios moters Ugnės Karvelės vardą, kuri kilusi iš šių apylinkių ir ta gimnazija tarsi jos atspindys, tai ir tarsi kultūros židinys. Ką reiškia bendruomeniai žmogui vardas? Jisai nereiškia nieko. Reiškia darbai, reiškia veikla, reiškia pasiekimai. Šios gimnazijos pasiekimai yra labai aukšti ir Ugnės Karvelės vardo suteikimas mokykloje gyvenantiems mokiniams, mokytojams ir kitiems bendruomenės nariams ypatingai yra svarbus. Ugnė Karvelis – literatė, menininkė, vertėja, žymi pasaulio kultūros veikėja. Gimė 1935 m. birželio 13 d. Literatūrinis palikimas nėra jos didelis. Jis išleido tą vieną savo autobiografinę knygą, bet tas Lietuvos garsinimas ir tas individualus jos autorių įvairiausių pristatymas, atradimas, Sauliaus Tomo Konrado, Ivanauskaitės, Papievio, jinai mokėjo jos kilstelti ir paleido skristi. Gyvenant Paryžiuje, Ugnė paskelbė nemažai literatūros kritikos straipsnių. Vedė radio ir televizijos laidas kultūros ir politikos temomis. Sukūrė 2 televizijos filmus apie Lietuvą. Nuo 1993 metų pradėjo savo darbą prie UNESCO. Ugnės dėka į pasaulio paveldo sąrašą buvo įtrauktas Vilniaus senamiestis, Kuršių nerija ir taipogi įtraukė į UNESCO pasaulio paveldo nematerialių objektų sąrašą Lietuvos kryžius. Kryžius labai materialus, jį gali paliesti ir viską. Tada Ugnė sugalvojo. Tai reikia parašyti tokį projektą, kur svarbiausia ne kryžius kaip materialus objektas, bet tai, ką reiškia lietuviam ir Lietuvai kryžius. Ugnė mirė 2002 m. kovo 4. Aš visada girdėjau apie Ugnę. Jinai buvo kaip juodas avis. Kas nors, kur jau išsiskyrė nuo visų ir jeigu jūs turit prisiminti vieną dalyką apie Ugnę, kad jinai nebanali. Jinai buvo tokia įdomi, tokia specifinė, tokia unikali, kaip asmuo, kad šitas yra neužmirštamas. Niekuomet jinai buvo banali. Viskas jai buvo įdomu ir svarbu. Ir ypatingai žmonių.
prasme, nemumifikuoti. Tai buvo gyvas žmogus ir karalaitė ir ragana kartu. Ir jeigu jinai supykdavo, tai visi bėgdavo iš kambario, nes jinai kai pradėdavo rėkti, ten atrodo nieko neliktų. Bet kai jeigu jinai mylėdavo, tai jinai visą širdį atidodavo. Jinai visą aukodavo, naktim rašydavo, dirbdavo. Ji čia netoliese gimė, gyveno, čia buvo jos tėvų namai. Todėl Ugnės nuveikti darbai bet kuriuo atveju turėjo būti šitoj vietovėje įprasminti ir kur iki kitur, jeigu ne ugdymo įstaigoje. Pirmoji mokykla Noreikiškėse pradėta organizuoti 1948 metais, o 1977 metais mokykla, tuo metu žinoma kaip Noreikiškių vidurinė mokykla, persikėlė į dabartinės patalpas. 2005 metų balandžio mėnesį gimnazijai buvo suteiktas Ugnės Karvelis vardas. Labiausiai patinka čia rašyti. Žaisti su draugais, su jais pasikalbėti ir susitikti su jais dažniau. Patinka mokytis, rašyti, skaityti, skaičiuoti, pakeliauti po pasaulio pažinimo šalį, sužinoti labai daug apie Lietuvą, pažinti kažką naujo, ko tu dar nežinojai. Dar aš mokau šokius, tai kartais būna ir šokių, kartais ne biblioteka. Biblioteka labai patinka. Tenai būna kompiuterių, būna knygų, daug labai. Tai kaip juokiasi mokykla antri namai, tai visi, kad mano čia yra sava vieta, savi žmonės ir pačias žmonės. Mūsų gimnazijoje vyksta įvairūs renginiai, kurie įtraukia mokytojus ir mokinius. Renginiai liks renginiais, bet mūsų naujas stadionas. Paskutinių metų pats didžiausias įvykis tai turbūt stadiono sutvarkymas, kuris yra didžiulis traukos centras ir labai gražu prie gimnazijos, kad yra tokia galimybė vaikams sportuoti gražiam stadione. Tas yra žiauriai gerai. Iš tiesų matyti mokinius po pamokų, per pamokas, vietoj pamokų, savaitgaliais, šalia mokyklos, sportuojančius, tai yra žiauriai gerai. Man patinka čia būti dėl to, nes mes vis tobulėjame, vis atrandam kažką naujo ir dėl to ir čia yra smagu. Labai aktyvūs yra ir šitos gimnazijos mokiniai ir mėgstu, kad mokiniai yra, sakau, ne tik smalsus, bet iš tikrųjų besidalijantis tuo.
Labai gražus renginiai. Ką mokiniai daro, atrodo, kad jie daro iš širdies. Džiaugiuosi, kad yra kuratorės, kurios organizuoja nuostabius renginius. Turbūt buvo fainiausia, net ir kerpant palmę, statant laivus ar dekoruojant sceną, galvoti apie mokytojus, nes vis dėlto ši šventė buvo jiems. Mūsų kuratorė yra labai nuoširdus žmogus. Yra mūsų mama, mūsų visos didelės šeimos, 100 vaikų šeimos. 103 plus kuratorė. Na, reiktų pasistengti. Gal nestandartinė tokia šeima. Buvo daug gražių darbų iš mokinių pusės, gražių žingsnių, daug gražių pokštų, kurie privertė nuoširdžiai pasijuokti iš savęs. Buvo smagu matyti, kai būdavo gėlių jūra vieno ar kito gimtadienio proga. Labą dieną! Labai daug atradau atėjus į Ugnės Karvelis gimnaziją. Atradau pačios savęs nepažintų kertelių. Atradau labai daug gerų emocijų ir įgijau labai daug mažų draugų, kurie auga ir labai smagu, kai išėję grįžta paklausti, kaip sekasi. Mokytojo diena tai aišku, kad yra labai smagu, kadangi jeigu mokytojas esi tikrai iš širdies, pavyzdžiui, aš tikrai labai myliu savo darbą, tai mokytojo diena aišku yra labai smagu, bet įspūdingi šimtadienio renginiai. Šių metų šimtadienio šventė man labai įsimintina. Man ji tikrai labai patiko, labai nuoširdžiai ruošėsi 12-okai jai. Kai man pasakė, kad didumą šitos scenarijaus rašė patys mokiniai, aš tikrai nuoširdžiai stebėjausi ir lenkiu žemyn galvą. Kolektyvą labai savo myliu. Aš iš viso turbūt esu toks žmogus, kad kur aš dirbu, aš ten jaučiu meilę. Visada. Jaučiu didelius sentimentus, kad tai mano mokykla ir man tiesiog smagu, kad aš čia su jaunais žmonėms, su gerais kolegom ir tiesiog tas žmogus, kuris yra šalia, mano kolegė, tai irgi labai didelis džiaugsmas buvo man. Aš įsimylėjau šitos mokyklos mokytojus, įsimylėjau mokinius. Tiesiog stengiuosi padėti tiem, kurie ypatingai stengiasi, kurie ypatingai yra charizmatiški ir mokiniai, ir mokytojai, kurie kūrė projektus, kurie planuoja išvykas, kurie rengia parodas. Čia ta vieta, kur žmonės įsimyli, susidraugauja. Būtų sunku išsiskirti ir bus sunku išsiskirti, kai reikės baigti šitą mokyklą, nes mūsų gimnazija yra lyg augantis organizmas ir visi tie vaikai, lakstantis pirmame aukšte, jie man tokį baltą pavydą sukelia. Aš žiūriu juos ir aš žinau, kad jie augs su šitą gimnaziją ir jie augins vieni kitus. Tiek mokiniai gimnazija, tiek gimnazija mokinius. Labai smagu, nes aš, kai nebuvau dar mokinių taryba, galvojau, kad čia vis tokie rimti, susėda, atsprendžia klausimus ir išeina, bet taip pat jau vis tokie linksmi ir labai greit mane priėmė į savo komandą. Rugsėjo 2 dieną, kada mokiniai nėra pačios geriausios nuotaikos. Mes išsišiepę, laimingi, juos pasitikome šiltais apkabinimais. Ir tikrai matėme, kad iš galbūt niūrokų veidų koks nors šypsenos kamputis pakilo ir žmonės tikrai jautėsi žymiai geriau, tiek mokiniai, tiek mokytojai. Tos mokinių tarybos organizuojamos dienos. Tai aš intensyviausiai ruošiausi tai dienai su halatu. Man tai buvo kažkoks toksai. Ir dar kolegas visus paakinau iš tikrųjų, kad sakau, dalyvaujam. Taigi fanis, įsivaizduokit, su minkštom naminėm šlepetėm, su halatu šiltu, kur va grįžti vakare prie televizoriaus.
Sakau, įsivaizduokit, kaip smagu. Savo komandos, nes tikrai labai faini ir linksmi žmonės. Ir tiesiog būtų labai liūdna išeiti. Aš pamenu, kai atėjau pačią pirmą pamoką dėstyti, kai dėsčiau antroji gimnazinėje B klasėje, kurie dabar yra 12-okai. Ir pamenu, kad labai viduje jaudinausi ir bijau, nežinojau, kad čia yra labai geri chemikai. Buvo gal nelengva, bet būtent B klasė man labai padėjo, nors aš jų savotiškai bijojau. Skambutis labai patiko, kai atėjau, tai buvo toks wow, ir matau reakciją žmonių, kurie ateina iš aplinkos. Kas čia pirmiausias, koks skambutis geras, sako. Svarbiausia, kas įdomiausia yra, šis skambutis yra nuolatos keičiamas. Ir keičia jį ne direktorius ar pavaduotojai, keičia mokiniai. Dar būdama maža, mėgau vaikus rikiuoti į vieną eilę, jiems užduoti visokiausias užduotis, žaisti mokyklą, kariauti tarp namų. Vaikai tarp vieno namo kariaudavo su kito namo vaikais. Vienu žodžiu, matyt, taip jau įvyko, kad svajonė išsipildė. Išėjo pirmosios eisenos, kada tu pamatai, kiek mes daug turim mokinių, kokie jie visi žingeidūs nori ateina į tą gimnaziją. Rugsėjo 1 leidžia pirmokus ir būna naujų žmonių, gali su kažką pažaisti, susipažini su daugiau draugų, daugiau žmonių. Praėjusiais metais įvyko 15-oji Gegutės šventė. Tai iš tikrųjų yra didžiulis renginys ir jo mastas yra jau seniai peržengę savivaldybės, yra tai respublikinis konkursas. Ir šio respublikinio konkurso tradicija dar yra gyva. Ir manau, kad senų lietuviškų tradicijų puoselėjimas taip pat yra labai svarbi ugdomojo proceso dalis. Aš labai laiminga, kad čia dirbu. Labai. Tai tik džiaugtis. Vaikimas. Tai pati geriausia gimnazija.
tavo laiką. Mes ar ne laiką? Atsiprašau.